numatomos būtų ūkyje kainos pirties. Kodėl taip yra? Pirmiausiai, mes tik atėję į valdžią svarstėme, ar iš viso tos pirties reikia. Geriausiai priėjome sprendimo, kad vis tik reikia. Ieškojame į pačių įvairiausių būdų, kaip teikti tą paslaugą geriau ir pigiau. Kadangi šiai dienai neturime pinigų investicijoms ir negalime investuoti į naujos pirties kūrimo, galvojame, kad pats geriausias sprendimas būtų, jeigu šią paslaugą teiktų privatus asmenys. Deja, dėl tam tikrų teisinių dalykų organizuotas viešasis pirkimas neįvyko, kadangi nesudalyvavo nei vienas norintis. Todėl, jeigu Julius klausia, kada pirtis turėtų pradėti veikti, šiai dienai planuojam, kad jeigu niekas nesutrukdys, gruodžio 1 dieną jie turėtų atsidaryti. Toliau antras klausimas, jau prie to paties privatizacija. Šiai dienai kalba eina apie Anykščių 6A savivaldybės dalies privatizavimą. Anksčiau buvo nerastas teisinis sprendimas, kaip tą padaryti. Manom, kad jį radom. Krikštienų buvusi mokykla, darželis, nepamenu juos visą laiką tarpusavį maišau. Trečionių darželis, Antakalnyje esantis garažai, pirtis Vidiškiuose. Na, vėlgi, nei vienas konkursas nėra paskelbtas, tačiau pirmiausia turime susidėlioti teisinius dalykus, pirmiausia turime pasiruošti dokumentus, bet ir šie konkursai turėtų būti skelbiami. Dėl šilumos ūkio klausimų, tai pirmiausia Juliau, kaip supratau, tai pirmiausia, ką galėčiau pasakyti, kad kainos skaičiuojamas, tarifai tvirtinami ir, kaip jūs minėjote, PVM, per PVM viską, tai galėčiau turbūt garantuoti, kad viskas teisėtai ir tvarkingai, kadangi kitaip negu buvo iki šiol, mūsų jau prižiūri ir kainų komisija, kuri, reiškia, gauna visus mūsų raštus ir pertikrina. Ir jeigu čia būtų klaidų, tai iš karto man būtų linkėjimai siųsti turbūt. Ir turim ir kitą prižiūrėtoją, ne ką mažiau gabesnį, jo aš neminėsiu, visi suprantat, kas tai yra. Jis ten, žinokit, taip žiūri, kad ten, jeigu kažką mes klaidingai pateikiam ar nelaiku, tai irgi būtų mums pranešta greitai. Ką galėčiau dėl kainos pasakyti ir dėl perspektyvos? Na, jeigu 13 metų mes praradom, vystydami ūkį, žiūrėjom į kitą pusę negu dauguma Lietuvos rajonų, tai tikrai nenorėkim, kad per pusę metų vyktų stebuklas ir viskas jau pasikeistų. Ir ta kaina atpirktų iki 20 centų ir taip toliau. Na, tiesiog už klaidą, kuri yra padaryta prieš 13 metų, mes visi turim labai brangiai sumokėti. Bet aš tikiu, jeigu mes būsim kantrūs, laikysimės optimizavimo plano, dirbsim kryptingai, visi sutarsim ir jeigu mums buvęs nuomininkas, na, netrukdys, taip stipriai kaip iki šiol, na, aš noriu tikėti ir esu visur pasakęs ir spaudoje ir kitos pranešimuose. Po 2-3 metų jau galim tikėtis pokyčių. Na, tas pokytėlis toks minimalus vyko ir dabar iš tikrųjų. Ir tai reikia pripažinti. Reiškia, kaina miestų šiek tiek sumažėjo. Aišku, karšto vandens kaina padidėjo. Aš matau spaudai pastebėjimą. Aš žinau. Bet jeigu įmant, reiškia, suminį dalyką, lyginamai kainos pokytį, kokie atvejus yra pamažėjęs. Mažiau ar daugiau, tai žodis mažiau nėra daugiau. Kadangi karšto vandens dedamoji šeimos išlaidų eilutė biudžete yra šiek tiek mažesnė, apie 30% negu karšto šildymo išlaidos jūsų būstų kvadratūros vadinamos. Dar kaip buvęs verslininkas galiu pasakyti, mūsų ateitis ir kainos mažėjimas ir mūsų gerbuvis, aš pats labai to laukiu ir noriu, kad greičiau viskas tai vyktų, pas daugiabučiam gyvenu, vyks tik tada, kai mes investuosim pakankamai nemažą pinigų sumą. Kai mes pertvarkysim tą šeimos ūkį. Yra posakis, neinvestuosi, nesutaupysi. Aimanos, prakeiksmai ir kaltų ieškojimai čia nepadės.
Todėl eikime į priekį, tikėkime vieni kitais, padėkim ir sulauksim gero rezultato. Dar yra klausančių salėje, prašom susimaksyti. Merė, norėčiau keletą konkrečių klausimų. Vienas klausimas būtų apie, nieko neišgirdau čia, per pasisakymus, apie turistus. Bus vystoma, nebus vystoma, ar kas nors numatyta, nieko nenumatyta ateityje, aš turiu galvoti. Kitas klausimas. Šiluvos ūkis dabar priklauso savivaldybė, aš taip suprantu. Ne, ar aš klystu, jeigu pataisykite, klystu. Taip, teisingai. Yra toks dalykas vyksta, jau senai tas vyksta. Aš pats esu irgi daugiabučio gyventojas. Ir kai vykdoma yra vasaros metu šiluminių ten trasų peržiūra, ar kažkas panašaus, aš ten tiksliai gal neįvardinsiu šitą dalyką. Ir karšto vandens tuo metu nebūna. Nurodytų laikų tenais iki 2 savaičių, tai yra, man atrodo, visiškai nesuprantamas dalykas, kaip gali 2 savaitės nebūti karšto vandens, ypač gyvenantiems su mažais vaikais. O dar kitas pastebėjimas toksai, per karšto vandens čiaupą bėga šaltas vanduo. Kadangi dauguma turi užsukinėjimus ir neatskirus šitos maišytumus, tai dažniausiai žmonės prileidžia to šalto vandens, o po to viso patikrinimo, vadinamo tų trasų, atkeliauja ir patikrina skaitliuką. Aišku, būna prileista per karšto vandens skaitiklį, prisisukę būna šalto vandens. Ir aišku, reikia sumokėti, kadangi prieš tai nebuvo atėjęs patikrinimas. Tai nevertėtų šitą dalyką sutvarkyti pagaliau. Ir dar vienas klausimas Seimo nariam norėčiau užduoti tokį. Čia nieks neužduoda jam klausimų, jie pabodo tikriausiai. Tai aš paklausiu tokio dalyko, kaip jie prisideda prie savivaldybės skolų mažinimo. Tarkim, savo buvimus Seime, kaip deleguoti atstovai mūsų. Kadangi savivaldybės daug kur rankos surištos, kiek suprantu, kadangi tokia skola biudžetinė. Dėkui. Aš dėl turizmo paliksiu vicemerui atsakymą, paprašysiu pateikti, o dabar dėl šilumos reikalų ir remontų, metinių atliekamų. Dėl karšto vandens, tiksliau, šalto vandens naudojimo, kuris situuojasi paskui kaip karštas vanduo. Tai tikrai organizacinis, techninis, buitinis klausimas, kuris sprendžiamas iš tikrųjų gana paprastai. Visa Lietuva lygiai tokiu pat situacijų, remontai vyksta, jie ir turi būti. Aš asmeniškai tai rekomenduočiau pats, ką darau, kai tik tai pamatau lapelį, kad įvyks remontas, o jie visą laiką būna iškabinami, konkrečiai kada baigsis, užsuku į vadinį šalto karšto vandens skaitliuką, kad vaikai neateitų, pats nepamirščiau, tam, kad aš pataupyčiau savo šeimos pinigėlius. Kitos rekomendacijos neturiu, čia tikrinai pagalvoti, tai reikia, nes tada... Klausimas, kaip ten tikrinamas tos trasos, jeigu ten yra vanduo? Ne, jūs netaip suprantat, tai reiškia, yra šilumos tiekimo vartojimo taisyklėse ir visuose technologinės naudojamos, reiškia, šilumos ūkio reikalavimas, kad jos trasos būtų išbandytos, išplautos ir paruoštos žiemos sezonui. Tai patikėkit manim, bet trasų dar yra ir katilai, įrangas, siurbliai ir panašiai. Pats buvau katilinės viršininkų ir žinau, mes seniau tą dalyką atlikdavom per mėnesį. Mes per mėnesį čiut spėdom, bet dabar yra technologijos naujesnės, yra įranga, slėgį sukelia greičiau, todėl per 2 savaitės šios įmonės atlieka. Panašiai vyksta visoje Lietuvoje. Galiu pasakyti tik tai ten, jūs atsakot, kad trumpiau yra ir per savaitę. Tiesa, tai, kur yra sužiedinimas, kur yra sužiedintos trasos. Vieną katilinę gali persijungti kelius rajonus. Mes dėja, Ukmergėje to neturim ir tikrai tas brangiai kainuotų ir nemanau, kad tas būtina. Mūsų 3 rajonai yra grinai atskirti esamom katilinėm. Ir tikrai galiu patikinti, kad aš, sakysim, pats energetikas būdamas pagal specialybę, galiu pasakyti, kad geriau apkentėti tas 2 savaitės, negu paskui turėti trūkusias trasas žiemą, kaip įvyko Telšiuose ir ten jau katastrofa tada buvo. Nuostoliai